Jeigu jūs iš kur esate, iš kokio miesto? Šiaulių. Šiauliuose, aišku, nėra ten titnago. O Dzūkijoje ir pirmas būtent buvo žmonių, akmens amžiaus žmonių stovyklos, būtent Dzūkijoje, nes pagrindinis, kadangi geležies nebuvo, tai pagrindinis buvo visos antgaliai, peiliai, viskas iš titnago buvo. Kiek laikydavo tas vienas toks titnagas, pavyzdžiui? Jisai yra trapus. Ilgai jis nelaiko. Bet tu šokus nesinešdavo, ne? Ir jisai atšimpa, kai nuskeli būna labai aštrus, gali pjaut puikiausiai mėsą, viską. Paskui po kiek laiko atšimpa, tai reikia arba tą patį vėl nuskaldyti, paaštrinti arba kitą. Tai, pavyzdžiui, Dzūkijoje tai tie akmenukai tokie, jie maždaug tokie tik. O, pavyzdžiui, mes buvom Vokietijoje, Riugeno saloje, tai ten, tokių gali rasti prie jūros. Ir net yra manoma, kad net keliaudavo, darydavo žygius laivais, specialiai parsiplukdyti su šluotais titnago. Jis labai svarbi buvo medžiaga. O ką dar galėtumėte apie kailio apdirbimą papasakoti? Apie kailio tai daug. Tas pats principas, tik tai nevalai. Nevalai kailio pusės. O tą kailį reikia ką nors su juo daryti? Čia, žinot, kaip yra, pavyzdžiui, stirnos iš vis beveik neįmanoma kailio išdirbti, kad nešiot galėtum. Nes jisai, jeigu per ilgai šlapiai palaikai, jis iškart smukt pradeda. Tai nebent gali ten nuvalyti ir kaip kilimėlį kokį duoti, kaip namui vadengti. Karvės taip pat irgi neišsidirba beveik su kailiu, labai standu. Tai geriausia kailiai ožkos, kokie triušiai, kokie ten kailiniai žvėreliai. Tai jų plonas kailiukas. Jo, tai tas pats švariai irgi nuvalyta kitą pusę ir taip pat irgi. Tik tai jau nemerki vandenį. Nereikia to kailio, pavyzdžiui, kaip nors impregnuoti irgi. Paskui išrūkyti reikia jau taip pat kaip oda. Dirbi taip pat kaip oda, bet stengiasi, kad mažiau drėgmė, nemerki jau šlapiai, bet tik tepi. Ištepi, paskui ten vėl ištepi ir tada, taip. Kailis truputį sunkiau. Taip išdirba. Bet irgi. Žiūrint, koks kailis. O dar kam buvo naudojama be palapinių, rūbų ten? Kas dar, krepšeliai visokie, kuprinės. O ten parodysiu, kuprinės ir neišdirbtos vados, žalios. Va čia yra rekonstrukcija tikros kuprinės. Čia yra neišdirbta žalia, tik nuvalyta.